kiek atsimenu dokumente, kuris pristatė renginį, buvo daugiau kalbama apie tai, ar sprendžiant makro problemas nebuvo pamirštamas ir bendras verslo sąlygų gerinimas. Tai aš gal skelsiu į dvi dalis savo pasisakymą dėl makro problemų ir dėl tikro tarimo verslo sąlygų gerinimo pamiršimo. Tai dėl makro situacijos, aš manau, reikia pagalvoti iš tos pozicijos, ar vyriausybė turėjo pasirinkimą. Negerinti makro padėties ir aš drįstu teikti, kad jinai jo turėjo labai mažai. Lietuvos pasirinkimas 8 pabaigoje, 9 pradžioje iš esmės buvo tarp nepriklausomos, žinoma apribotos, bet visgi nepriklausomos fiskalinės politikos ir prisidavimo, kaip sakoma, IMF-ui. Tai aš manau, kad visiems mums geriau, kad mes neprisidavėm IMF-ui. Yra įvairių nuomonių, kai kas tokį buką daro palyginimą, kad būtume žiūrėkit, kiek ant palūkanų sutaupę. Na, bet paklauskit Latvijoje, jie džiaugiasi to sutaupimu. Kitas dalykas yra tas, kad galima buvo ir pasinaudojant tą krizę padaryti ir daugiau. Ta prasme, kad tai, kas buvo konkrečiai padaryta, didelė dalis yra labai teisinga panaikinti iš seno likę privilegijuoti sluoksniai visuomeniai, tiesa ne visi, pavyzdžiui, ūkininkai buvo nepaliesti, kas man labai skaudu. Ir, pavyzdžiui, Sodra, kodėlgi ne. Ir kalbant apie reformas, dar skaudžiau, kad atlikus vieną, tarkim, pusantros, kita buvo atsukta visiškai atgal, tai yra pensijų reforma ilgalaikė. Jinai buvo padaryta praeitos vyriausybės, būkim vieni, bet teisingi, ir šios jinai buvo sugrąžinta. Galbūt tai yra bilietas į tą makro stabilumą ir reikia tikėti, kad tas bus sugrąžinta kažkada. Bet kalbant apie Lietuvos ilgalaikį fiskalinį tvarumą, pensijų reforma tokia, kuri bus susieta su tuo, kiek tu pats uždirbai, o ne su tuo, kiek uždirba tie, kurie dirba tada, kada tu nedirbi, yra labai svarbu. Dabar, ar viskas padaryta verslo sąlygų gerinime? Tai ne. Ar įmanoma padaryti viską verslo sąlygų gerinime? Aš tikrai nesu tas, kuris kritikuoja šią vyriausybę. Jis mane bent kiek pažįsta, galbūt laiko, kad aš labai ją palaikau. Yra labai daug, ką jinai gerai daro, bet aš galvoju, kad jos didžiausi kritikai nesusimąsto apie tai, kad daryti bet ką, esant tokiai tarptautiniai finansų rinkų situacijai, kokia yra dabar ir buvo, nes nestabiliai per paskutinius 2 metus, situacija Lietuvos biudžeto surinkimo ir turbūt dar svarbesnis dalykas, koalicinės vyriausybės kaip po tokios suvaldymo problematikos, aš manau, kad ir labai didelė dalis kritikos yra nepelnyta. Tačiau, dar ką pasakysiu, ši vyriausybė, tarkim, lyginant su praeitom vyriausybėm, išskyrus tą dar, Kubiliaus pirmoje vyriausybę, jinai vienintelė kažką valingai daro, o ne, tarkim, daugmaž reaguoja į tai, kas atsitinka. O, pinigai biudžete, faina. Ta prasme, aš nežinau, kas bent kiek žino, kaip vyko praeitų vyriausybių darbai, tai ten nebuvo reta, kad 3 valandą išjungiama šviesa ir važiuojama į Nidą. Tai aš, kiek suprantu, 3 valandą nakties išjungiama šviesa ir važiuojama namo, nes turiu garbės į darbą ir iš darbo važiuoti kartais pro finansų ministeriją, tai Ingridos Volvo ten vis stovi, aš važiuoju į darbą. Okei, gal čia dėl vaizdo. Dabar, bet aišku, pasakiau A, pasakysiu ir B. Ta prasme, jeigu jūs tokie jau valingi, tai imkite ir padarykit keletą esminių dalykų, kurie pagerintų verslo sąlygas, tokias kaip darbo rinkos liberalizavimas, sodros lubos ir galų galia apmokestinkit ūkininkus sodrą. Tai aš tik tiek iš esmės noriu pasakyti. Ne, ta prasme, aš kadangi dar turiu laiko, tai aš pridėsiu, kad netrodo, kad aš čia pajuokauju. Tai jau. Yra labai gerai valingai daryti prancūziško stiliaus
nacionalinių čempionų projektus. Puiku, kad važinėjate premjerę ir kviečiate investuotojus. Tas neturi būti daroma veidmainiškai, kita ranka, negerinant sąlygų vietos verslininkams ir nesukuriant prielaidų tikrai, sveikai, ilgalaikiai darbo vietų ir naujų verslų plėtrai. Tam reikia, kaip jau sakiau, liberalizuotos darbo rinkos, aš manau, sodros lubų ir viso to sąrašo kitų puikių pasiūlymų, kuriuos jums teikia įvairios verslo asociacijos, tame tarpe ir investuotojų forumas. Nes jūs tą galite padaryti, tai pas jūs šeimai prioritetų sąraše pakankamai, tai pakelkite aukščiau. Dėkui. Matau, po kai kurių idėjų prisijungė Žemės ūkio viceministras arčiau prie mūsų. Taipogi sveikinu Teisingumo ministrą. Ūkio viceministras irgi galbūt norėjo sureaguoti tai, kas buvo pasakyta, gal kritiškiau vertina savo veiklą nei Šarūnas. Bet kol kas mes laikomės to pirminio plano ir toliau su trumpom žanginiam pastabom judant pagal numatytą tvarką ir kviečiu daktarą Vitaliną Krošį įvertinti šios vyriausybės sprendimus viešojo valdymo srityje. Čia taipogi svarstomos gana rimtos pertvarkos ir manau, tai tikrai svarbi tema, kuri jei ne kiekvieną, tai kas antrą savaitę svarstoma įvairiuose dienraščiuose, diskutuojant apie dirbančiųjų skaičių valstybės tarnyboje mažėjus ar ne, kiek mažėja lyginant su privačiu, ar didėjame efektyvumas, kalbama daug mažiau ir kiti dalykai, tai manau, Vitalijus juos ir vertins, prašau. Sveiki, mano pranešimo objektas yra viešojo valdymo reforma, kaip sąmoningai esminiai valdžios struktūros ir procesų pokyčiai. Tai yra politinis vyriausybės prioritetas, kurios svarbiausiai darbai 2008-2010 metais buvo ministerijų sistemos ir valdymo pertvarka, teritorinio valdymo pertvarka, strateginio planavimo sistemos pertvarka, taip pat valstybės tarnybos pertvarka. Ir aš kalbėsiu apie pagrindinius veiksnius, kurie daro įtaką viešojo valdymo sistemos pokyčiams, kad būtų pasiekti rezultatai, reikalinga pataikyti į taikinį. Tai yra, turi būti geras reformos turinys, taip pat reforma turi būti gerai valdoma ir reforma turi būti gerai įgyvendinama. Pirmas klausimas yra, kokia filosofija vadovaujasi vyriausybė viešojo valdymo reformos metu. Tai atsakymas yra, kad tai yra vadybinė doktrina, kuri turi pakeisti tradicinį administravimą, kuris buvo pagristas hierarchija, principui sakau ir kontroliuoju, rašytinių taisyklių taikymu, arba, kaip pasakė vienas vadybos profesorius, biurokratinį Zaporožietį turi pakeisti vadybinis Mercedesas ir pagal naujosios viešosios vadybos doktriną valdžia turi būti versli, ji turi ne irkluoti, o vairuoti, tenkinti vartotojų poreikius ir taip toliau. Tačiau taip pat atkreipsiu dėmesį į tai, kad yra trečiasis kelias, taip vadinamas naujasis Weberio modelis arba nuosaikesnė vadybos doktrina, kuriam svarbus strateginis valdžios pajėgumas valdyti, remiantis įrodymais, dalyvaujant įvairioms suinteresuotom grupėm ir savo pranešimo metu pateiksiu keletą tokių alternatyvių sprendimo būdų. Kalbant apie viešojo valdymo reformų turinį, reikėtų pasakyti, kad anksčiau buvo reformuojamos pavienės sistemos dalis. Ši vyriausybė skiriasi nuo ankstesnių vyriausybių tuo, kad dabar vykdoma valdžios struktūros, finansinio ir nefinansinio valdymo, žmogiškų išteklių valdymo reforma. Ir tai yra pagrįsta, kadangi norint pasiekti rezultatų, reikia keisti visas sistemos dalis. Tačiau svarbiausias klausimas yra toks, ar kiekvienoje sistemos grandyje yra sprendžiamos svarbiausios viešojo valdymo problemos. Tai kalbant apie valdžios struktūros reformą, reikėtų pasakyti, kad šioje srityje Lietuvos pažanga buvo lėčiausia. Iki 2008 metų pabaigos turim daug struktūrinių problemų, kurias rodo, jog valdžios institucijų skaičius yra apie 900, kas yra labai daug mažoje šalyje.
Dabar vykdoma labai plati struktūrinė reforma nuo ministro pirmininko tarnybos pertvarkymo iki paskirčių panaikinimo. Tačiau svarbiausias klausimas, kiek tai liečia po ministerinių institucijų ir viešųjų paslaugų tinklų reforma, kuri yra mano nuomonė svarbiausia, nes šiuose institucijų grupėse dirba daugiausia valstybės tarnautojų ir viešųjų paslaugų darbuotojų. Tai atsakymas tik tai iš dalies. Pavyzdžiui, turim gerą idėją mažinti verslą kontroliuojančių institucijų skaičių, bet atrodo, kad nuo jos buvo atsitraukta ir pereita prie veiklos koordinavimo. Kalbant apie finansinį ir nefinansinį valdymą, tai nepaisant to, kad anksčiau Lietuvoje buvo padaryta didelė pažanga dėl strateginio planavimo, išorės audito ir taip toliau, dabar vyksta plati rezultatus orientuota valdymo reforma, kuri apima daug įvairių aspektų. Ir mano nuomonė čia svarbiausias aspektas yra, kiek galime priimti aktualiausius sprendimus, pavyzdžiui, dėl valdžios išlaidų mažinimo, remintis tam tikrais įrodymais, ir vėl atsakymas tik tai yra iš dalies, nes trūkstant informacijos, kaip galima būtų diferencijuoti valdžios išlaidų mažinimą pagal skirtingas institucijas, skirtingas sritis, dažnai yra išlaidos mažinamos panašiai visoms institucijoms. Ir kalbant apie valstybės tarnybos reformą, tai anksčiau buvo taikomas karjeros modelis, dabar perėjimas prie lankstesnės ir skaidresnės valstybės tarnybos. Tai yra tikrai gera kryptis, tik tai matom porą problemų. Tai kad trūksta aukštesniosios valstybės tarnybos stabilumo, nes anksčiau vieną viceministrą ir daugiau sekretorių pakeitė dabar daug viceministrų ir vienas kancleris, ir mūsų nuomonė siekiant valstybės tarnybos profesionalumo reikėtų siekti sutarimo tarp politinių partijų, kad būtų tam tikras stabilumas, sakykime, per pusę viceministrų ir sekretorių ateityje. Kalbant apie viešo valdymo reformos valdymą, tai anksčiau buvo būdingas legalistinis biurokratinės strategijos administravimas, dabar iš tikrųjų pokyčiai esminiai. Turim politinių prioritetų vadybą, tačiau irgi yra tam tikrų pastabų. Jeigu anksčiau vyriausybės turėjo visų norų sąrašą, dabar turim svarbiausių reformos prioritetų sąrašą, ir tai yra tikrai pažanga. Tačiau tie vyriausybės prioritetai dar nėra visos vykdomosios valdžios prioritetai, taip pat jie nėra biudžeto išlaidų prioritetai. Ir, pavyzdžiui, turim tokių pavyzdžių, kad reikalingos papildomos pastangos įgyvendinant darbo vietų kūrimo prioritetai, ir tai yra susijęs su tuo, kad tai yra ne tik ūkio ministerijos pastangos reikalingos, bet ir kitų ministerijų pastangos reikalingos įgyvendinti horizontalios prigimties prioritetų darbo vietų kūrimo srityje. Kalbant apie strateginį planavimą, ankstesnis principas buvo taisyklė pirmą signavimą, po to signavimų valdytojų planai arba turinys. Dabartinis principas yra pirmą signavimų valdytojų planai arba politikos turinys, tada signavimai. Ir mano nuomonė irgi tai turi tam tikrų trūkumų, nes pažangiose šalyse planavimas vyksta kartu dviem etapais, planuojami pinigai kartu su valstybės politikos turiniu. Galbūt jeigu tai būtų daroma Lietuvoje, nebūtų tokių problemų, kad būtų teikiami nepakirsti pageidavimai, kurie spaudoje, kaip skaitėme, finansų ministrai sukėlė isterišką juoką dėl to, kad buvo pateikti prašymai papildomai 4 milijardam litrų. Kalbant apie institucinį koordinavimą, ankstesnis mechanizmas buvo teisėkūros procesų metu naikinami skirtumai tarp institucijų. Dabar matom bendrų kelių institucijų veiksmų. Pavyzdžiui, aktyvus ūkio, teisingumo ministrai, viceministrai ir taip toliau. Yra gerų daug iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl verslą kontroliuojančių institucijų. Tačiau trūksta gero tokio teminio koordinavimo skirtingose viešojo valdymo srityse, pavyzdžiui, dėl geresnio reglamentavimo iniciatyvos įgyvendinimo. Kalbant apie viešojo valdymo reformos įgyvendinimą, tai jie yra būdinga tai, kad įgyvendinimo procesas tik prasidėjo, jis yra ankstyvoje fazėje, todėl sudėtinga vertinti rezultatus. Tačiau reikalinga pereiti prie realaus įgyvendinimo, kuris duotų siekiamų rezultatų, tačiau čia akivaizdi problema yra sunkumai Lietuvos Respublikos Seime, tvirtinant įstatymų pakeitimus. Tos priežastys yra objektyvios, pavyzdžiui, koalicinė vyriausybės sudėtis, taip pat jos yra ir subjektyvios, ta prasme, kad kuo vyriausybė turi aiškesnę reformos koncepciją ir geresnį pagrindimą, tuo yra daugiau šansų Seime gauti pritarimą. Ir mano nuomonė geras pavyzdys yra aukšto mokslo reforma, kur aiškesnė koncepcija, geresnis pagrindimas padėjo priimti atitinkamus sprendimus. Taip pat, kaip minėjau, kadangi reforma yra plati, jie reikia daug išteklių, kad nevyktų greičiau. Politinio laiko mes daug neturime, todėl toks procesas, kaip yra valstybės tarnybos srityje, jis neleidžia pasiekti gerų rezultatų. Sakykime, metus laiko rengiam valstybės tarnybos reformos koncepciją, dar vienerius metus rengiam valstybės tarnybos įstatymą, dar galbūt metus rengsim aukštesnės valstybės tarnybos tvarką,
kol baigsis vyriausybės kadencija ir nebus realių pokyčių. Todėl reikia daugiau žmogiškų ir finansinių išteklių reformą palaikančioms institucijoms iniciatyvams. Čia akivaizdi problema yra ES paramos naudojimas, nors ES lėšos gali būti naudojamos reformos projektams įgyvendinti, jų politiniams viešo administravimo reformos poreikiams paimti nepavyko. Pavyzdžiui, tokie pavyzdžiai, kad nors valstybės tarnybai tobulinti, darbuotojams mokyti turim suplanuoti apie 170 milijonų litų, kodėl nei 400 milijonų litų negalima rasti tokiems svarbiams dalykams kaip naujų teisės aktų rengimas ar kažkokių vadovų valdymo tvarkos rengimas. Taip pat svarbus aspektas yra vidinių reformų varančių jėgų stiprinimas. Mūsų nuomonė reikalingi specialūs padaliniai darbo grupės pavieniai ekspertai analitikai, kurie dirbo valstybės tarnyboje su reformos iniciatyvomis. Turim tam tikrų gerų pavyzdžių naujoje ministro pirmininko tarnyboje, kuri yra ES finansuojami analitikai reformų srityje, tačiau trūksta tokių pajėgumų masto ir panašių iniciatyvų kitose ministerijose, ypatingai vidaus reikalų ministerijoje. Ir paskutinis įgyvendinimo aspektas yra viešojo valdymo reformų komunikacija. Kaip ir anksčiau, pavienės atsakingų politikų ir tarnautojų pastangos yra taikomos tam, kad būtų komunikuojama reforma, trūksta viešųjų ryšių programų ir jų įgyvendinimo. Apibendrinant, kas pavyko ar nepavyko viešojo valdymo srityje, tai reikia pažymėti, kad skirtingai nuo ankstesnių vyriausybių turim politinį vyriausybės prioritetą viešojo valdymo srityje, bet kaip minėjau, tai dar nėra bendras visos vykdomosios valdžios prioritetas. Turim vadybišką viešojo valdymo reformos koncepciją, tačiau kartais reformos sprendimai pagristi senąją vadybos doktriną. Turim plačią visą viešojo valdymo sistemą apimančią reformą, tačiau trūksta pastangų sutelkimo sprendžiant svarbiausias problemas atskiruose srityse. Turim mažiau biurokratinę viešojo valdymo reformos vadybą, tačiau reikia tobulinti tarp institucinį koordinavimą ir reformai skirti daugiau išteklių. Ir jeigu užduotumėte klausimą, koks sprendimas iniciatyva labiausiai pavyko, nepavyko, tai turbūt pritarčiau, kad labiausiai nevykęs sprendimas iniciatyva yra būsto renovavimo programa, o labiausiai sėkmingas sprendimas yra aukšto mokslo reforma, kadangi jau turime tam tikrus rezultatus dėl reformos įgyvendinimo. Ir pabaigai norėčiau metaforą dėl viešojo valdymo reformos turinio ir proceso. Kaip minėjau, pagal vyriausybės filosofiją, biurokratinį Zaporožietį turėjo pakeisti vadybinis Mercedesas. Tačiau atrodo, kad ankstesnis mūsų automobilis, tas biurokratinis Zaporožietis, buvo nepagristai nuvertintas. Galbūt tai nebuvo Zaporožietis, su kuriuo mes įstojome į Europos Sąjungą, gal tai labiau būtų 4. ar 5. kartos Volkswagen Golf. Atitinkamai, būsimasis automobilis buvo irgi nepagristai pervertintas. Tai yra Mercedesas, bet nagrinėjant viešo valdymo reformos sprendimus, kartais atrodo, kad buvo pasirinktas 80-ųjų metų vidos modelis, nors galėtų būti 5. kartos Volkswagen Golf arba 6. kartos Volkswagen Golf. O pats reformos procesas, mano įsivaizdavimo, atrodytų taip. Neturim politinio laiko pakeisti automobilį iš esmės, todėl turėtumėme rengti sekančios kartos laidą. Ar ne, sakykime, Volkswageno dizaineriai, kurdami sekančius modelius, palieka gerai veikiančias senasias detalės, tačiau naudoja dar geriau veikiančias naujasis detalės. Tai leidžia užtikrinti tai, kad naujas produktas yra laiku išleidžiamas į rinką, kuris duoda vartotojams naudos ir leidžia valdyti tą riziką, kad iš tikrųjų reformos per politinę kadenciją leidžia pasiekti tam tikrų rezultatų. Dėkui.